pridėti tokią informaciją, kad kai buvau nuvažiavęs į Šiaulius, tai buvo tikrai vertinga. Kodėl? Nes prieš kelionę aš mąsčiau, kad yra labai daug vairiausių problemų. Bet kai nuvažiavau, kai pasižiūrėjau, pakalbėjau irgi, tai kaina buvo paskaičiuota tiksliai ir aišku, kad trūksta pinigų, už darbą paims didesnę kainą. Jeigu, pavyzdžiui, reikėtų tvarkyti iš lauko, tai reikėtų maždaug nemažai laiko užtruktų tvarkyti, nes 2 žmonėm tai sutvarkyti visas statybinės atliekas ir šiukšlės, kurios yra ten, tai užimtų nemažai laiko. Ir darbo grupėje ten dirba šiaip 4 žmonės. Manęs daugiau, ta prasme, kažkokių išmokų ar paramos neprašė. Ir jeigu, aišku, mes toliau netvarkysime, tai paliksime tą situaciją kaip yra, kai namas ir toliau grius. Taip pat irgi pakalbėjome apie tai, ar būtų galimybė kažkaip tvarkyti ar išsimokėti, bet galiu pasakyti, kad darbo tikrai būtų labai daug. Ir važiavau į Vilnių, tai galiu pasakyti, kad išvykti jau yra pilnai pabaigta. Taip pat gipsas jau sudėtas, nudažyta irgi jau yra. Iš pirmo žvilgsnio atrodo tikrai gražu, liko tik tai sudėti ir pakėtintas ir gal bus jau daugmaž viskas. Pamatysim, kur jie buvo išleisti ir taip pat iš kur mes gavom irgi tos teismų draugijos. Mums siūlymas valdybos sprendimu patvirtinti, leisti 1000 eurų pervesti į Šiaulių sąskaitą, kad toliau baigtų tvarkyti likusius darbus. Aš norėjau pasisakyti dėl revizijos komisijos, dėl šito, kad aš dėl veiklos irgi ataskaitaliai sakė, arba buvo apkaltinti kažko, kad ten kažkas tai vyko blogai ir taip toliau buvo tam tikros idėjos dėl tam tikrų dalykų pataisymo ir taip toliau, tai gal delegatai kol kas tos revizijos komisijos ataskaitos nematė. Dar prieš pat suvažiavimą jinai bus išsiųsta visiems delegatams, jie galės susipažinti prieš tai. Ir vėliau patvirtinti gerai. O kiek dienų prieš savaitę susitikti? Gal 2 dienos, maždaug prieš 2 dienas. Labai daug įvairiausių klausimų.
Dabar pasikvietėm vieną atstovą, kuris atliko LKD pastato įvertinimą ir galės trumpai pristatyti, kokie yra pastato privalumai ir trūkumai. Taip pat kokios yra didžiausios problemos ir ką reikėtų nuspręsti. Tai paprašytume pristatyti. Na, didžiausios pastato problemos būtų tai nesandarus stogas, lietaus nuvedimo sistema nesandari, drėgmė pakliūna į pastato konstrukcijas, pelėsis yra atsiradęs patalpose, įtrūkimai išorės sienose yra dėl galimai pastato pamatų sėdimo. Taip pat patiriami dideli šilumos nuostoliai, kadangi pastato stogas, sienos, langai neatitinka dabartinių normatyvų reikalavimų ir patiriami dideli šilumos nuostoliai. Na, tai pagrindiniai trūkumai būtų stogas nesandarus, neapšiltintas, išorės sienos neapšiltintos su įtrūkimais, langai nesandarūs, išorės durys, šildymo sistema neefektyvi, šilumos punktas nemodernizuotas, vėdinimas pakankamas neužtikrinamas, na, taip pat apšvietimas patalpų nepakankamas yra, taip pat šalto vandens, buitinių nuotekų sistemos yra nesandarios, dažnos avarijos vyksta dėl vamzdžių trūkimo. Na, tai vat būtų tokios pagrindinės problemos pastato ir būtų efektyviausia kompleksiškai atnaujinti pastatą. Tai pagerinant išorės atitvarų šiluminės savybės, taip pat sutvarkant inžinerinės sistemas, kad būtų efektyvi šildymo sistema, vėdinimo sistema, taupi elektros apšvietimo sistema. Na, o pastato privalumai tai būtų patraukli vieta, senamiestis ir be abejo toks objektas būtų patrauklus, manau, kiekvienam investuotojai. Tai būtų tiek.